Gruodžio 9 dieną meras Arlandas Galagus pristatė Visagino kultūros centro darbuotojams naują vadovę – Jurgitą Skiotytę Norvaišienę, kuri anksčiau dirbo Nacionalinio operos ir baleto teatro direktoriaus pavaduotoja bei vadovavo šio teatro menų departamentui. Nuo 2020 metų lapkričio Visagino kultūros centrui vadovavo Audronis Imbrasas. Iš pradžių jis ėjo laikinojo direktoriaus pareigas, o vėliau konkurso būdu buvo paskirtas nuolatiniu vadovu. 2023 metais Audronis Imbrasas taip pat laimėjo konkursą Vilniaus Senojo teatro vadovo pareigoms užimti, o 2024 metais tapo jo nuolatiniu direktoriumi. Tačiau kurį laiką derino darbą tiek teatre, tiek Visagino kultūros centre. Dabar jo vietą mero potvarkiu užėmė Jurgita Skiotytė Norvaišienė. Mes pakalbiname naują vadovę, kad supažindintume visaginiečius su žmogumi, nuo kurio priklauso Visagino miesto gyventojų kultūrinis gyvenimas. Aš esu žmogus, kuris su kultūra dirba jau daugiau nei 25 metus. Esu įgijusi išsilavinimą konservatorijoje kaip akordeono atlikėja. Vėliau studijavau muzikos ir teatro akademijoje, kur įgijau muzikologijos magistro laipsnį. Taip pat baigiau ICM universitetą, kuriame gavau antrąjį magistro laipsnį verslo vadybos srityje. Be to, Jurgita taip pat studijavo psichologiją. Man labai patinka ši tema, nes mėgstu suprasti žmonės, bendrauti su jais ir sužinoti apie jų pomėgius. Mes pasiteiravome, kokias pareigas Jurgita Skiotytė Norvaišienė ėjo operos ir baleto teatre. Nacionalinėme operos ir baleto teatre buvau generalinio direktoriaus pavaduotoja ir vadovavau meniniam departamentui. Tai departamentas, kuriame dirba baleto artistai, orkestro muzikantai, choro dainininkai, solistai ir meno vadovai. Žmonės, kurie kūrė nacionalinio operos ir baleto teatro repertuarą. Taigi jūs turite daug patirties bendraujant su kūrybiniais žmonėmis, meno atstovais. Taip, be to, mano darbo patirtis apima ne tik Vilnių. Kelerius metus dirbau muzikinėme teatre Klaipėdoje, 12 metų praleidau filharmonijoje, nacionalinėje filharmonijoje, kur mano pareigos buvo koncertų veiklos vadovė. Šios veiklos esmė – koncertų organizavimas visoje Lietuvoje. Pasak Jurgitos, ji ne tik sudarydavo koncertų programas, bet ir keliaudavo po Lietuvą su edukacinėmis programomis. Keletą kartų lankėsi Visagine tiek su koncertais, tiek su švietimo programomis. Taip susipažinau su žmonėmis, kurie gyvena ne sostinėje, nes pati esu kilusi ne iš sostinės. Aš esu iš labai mažo miesto, iš Šiaurės Lietuvos, iš Telšių rajono. Aš žmogus iš kaimo ir man labai svarbu, kaip gyvena tie žmonės, kurie gyvena toliau nuo didžiųjų miestų. Nauja Visagino kultūros centro vadovė papasakojo, kad ir anksčiau domėjosi kultūros centrų darbų mažesniuose miestuose, įskaitant ir Visaginą. Ir kas man buvo labai įdomu, tai čia yra labai daug kolektyvų ir šie kolektyvai labai įvairių sričių. Man buvo labai įdomu, kaip tokiame mažame mieste gali būti tiek daug kultūrinių renginių. Tai labai įdomios šio miesto kryptis. Kaip planuojate dirbti su tokiu įvairialypiu kultūriniu gyvenimu? Aš dar nežinau, kaip tiksliai planuoju dirbti, bet labai noriu susipažinti su šiais žmonėmis, kurie dirba, nes šie žmonės, šių kolektyvų vadovai, dirba su žmonėmis, kurie čia gyvena. Manau, kad tai labai svarbu bendruomeniai, bendravimui tarp žmonių. Tai labai svarbi miesto dalis, taip man atrodo. Taip pat labai svarbi miesto dalis yra akademinė kultūra, kurią norėčiau plėtoti toliau. Ir tiems žmonėms, kurie negali keliauti į didelius miestus, kurie negali keliauti po Europą ar pasaulį, norėčiau pakviesti žmonės, kurie galėtų čia atlikti koncertus, spektaklius, galbūt rengti parodas. Kadangi dirbau daugiau nei 25 metus įvairiose kultūros srityse, turiu daug pažįstamų menininkų, kurie su malonumu atvyktų ir pristatytų save, susipažintų su žmonėmis gyvenančiais čia, nes tai labai įdomus miestas. Centro darbuotojų pristatymo metu naujajam vadovui jų susipažinimas apsiribojo tik rankos paspaudimu ir bendra nuotrauka. Tačiau Jurgita nekantriai laukia artimesnio bendravimo su kolektyvu. Aš žinau, išgirdau iš buvusio direktoriaus, kad čia dirba labai talentingi ir savo darbą išmanantys žmonės. Ir manau, kad tai bus, taip sakant, galimybė pasimokyti.
Atsakydama į klausimą, ar gyvenanti Vilniuje Jurgita Skiotytė-Norvaišienė turės galimybę dirbti nuotoliniu būdu, jie atsakė, kad dalis jos pareigų reikalauja nuotolinio darbo. Labai svarbu būti informuotam apie kultūrinę veiklą Lietuvoje. Ir aš manau, kad jei čia nebūsiu, būsiu kažkur kitur, kituose centruose, koncerte ar spektaklyje. Aš neturiu pamiršti ir savo edukacijos, nes jei nesidomėsiu ir nesuprasiu, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, neturėsiu ką pasiūlyti žmonėms, kurie čia dirba. Tai didžiąją laiko dalį būsite čia? Manau, kad taip. Linkiu jums sėkmės. Dėkoju labai. Gruodžio 5 dieną TTS redakcijos filmavimo komanda apsilankė Atgimimo gimnazijoje, kad sužinotų, kaip čia įgyvendinama programa Tūkstantmečio mokykla. Primename, kad Visagine ši nacionalinė programa vykdoma Atgimimo ir Verdenės gimnazijose bei pagrindinėje Žiburio mokykloje. Programa apima 4 kryptis. Įtraukaus ugdymo sąlygų kūrimą, tai yra vaikų su specialiais poreikiais mokymą, kultūrinį ugdymą, lyderystę, STEAM ugdymą. Kiekviena mokykla, atsižvelgdama į savo poreikius, prioritetą teikia vienai ar 2 kryptim, o veiklą kitose srityse vykdo bendradarbiaudama su kitomis mokyklomis. Atgimimo gimnazijoje mums parodyta, kaip vykdoma kryptis kultūrinis ugdymas. Pagal programą Tūkstantmečio mokykla gimnazija įsigijo unikalią įrangą radijo taškui ir muzikos klasiai. Radijo taške dirba gimnazistai, kurie rengia ir transliuoja radijo laidas. Apie šio mokyklinio radijo sukūrimą papasakojo kultūrinio ugdymo programos koordinatorė Marija Kirkienė. Radio taško aparatūra iš tų lėšų buvo nupirkta pavasarį, tuomet atėjo vasaros atostogos ir iš tikrųjų rugsėjį pasikvietę Algirdą Drėmą mes iki galo įveiklinome aparatūros tam tikrus niuansus, kad jį sklandžiai veiktų, pasiektų klausytoją. Ir štai šita gražių 3 jaunuolių aktyvių komanda pradėjo savo darbus. Iš tokios perspektyvos, lyg jie labai daug išmano ir jiem tik vieno kito nedidelio kažkokio techninio niuanso trūksta. Tai labai sklandžiai ir greit pradėjome veikti. Reikia pastebėti, kad mesgi darome ir tinklaveiką, todėl kad pirmiausia mes domėjomės ir Vilniaus Laisvės gimnazijoje, ir Panevėžio gimnazijoje, kaip analogiški įrenginiai yra įveiklinti. Tuo pačiu dabar jau turime užklausą iš Žiburio pagrindinės mokyklos, kada čia mes galėsime pasikviesti jų mokinius, mokytojus ir parodyti tai, kas yra tos radijo laidos, kaip yra rengiami interviu, kaip nuotaikingai mes gyvename pertraukų metu. Tai iš tikrųjų šitos priemonės, jos yra tokio amžio jaunimui pačios reikalingiausios ir būtent jos motyvuoja ir matyt kelia norą lankyti gimnaziją pirmiausia dėl savęs įprasminimo laidose. Atgimimo gimnazijos radijo stotis tapo tikra mokyklos žiniasklaidos priemonė. Be to, nepriklausoma, kaip teigia čia dirbantis mokiniai. Mūsų komanda renkasi kelis kartus per savaitę. Dažniausiai 1 kartą ir transliuoja visai mokyklai per garsiakalbius naujienas, apkalbas, įdomius faktus ir panašiai. Mūsų komandoje dar yra mano mylimas bendraautorius Danilas, mano artimas draugas, ir mano nemažiau artimas draugas Artiomas, kuris rūpinasi visa šią puikia garso įrangą. Aš atsakingas už visą techniką. Tai reiškia, kad prižiūriu didžiai pultą, kompiuterį, maišytuvą, taip pat rūpinosi garsu, įrašų grojaraščiais, kurie skamba per visos mokyklos kolonėles, bei fono muziką. Artiomas mano, kad visi įgūdžiai, kuriuos jis įgijo dirbdamas radijo taške, pravers jam ateityje. Jis gali dirbti didžėjime, pats kuria muziką ir dainų tekstus. Antrasis radijo taško vedėjas Danilas davė mums interviu jau muzikos klasėje, kuri tapo tikra muzikos laboratorija. Joje Danilas vedė pamoką 2 gimnazijos klasiai. Ar šiandien vedate pamoką? Ar dažnai tai darote? Paprastai per tokias pamokas ir pats kuriu muziką. Bet šiandien man pasiūlė padėti ir aš su džiaugsmu padedu mokiniams. Iš pradžių padėdavau tik savo klasiai, o štai šiandien netradicinė diena. Atsirado galimybė padėti ir kitiems. Labai džiaugiuosi šią galimybę.
Kada pirmą kartą sužinojote apie šią laboratoriją? Kokius jausmus patyrėte? Я был в невероятном Aš šoke. buvau neįtikėtinam šoke. Įsivaizduokite, vasara, pirmasis vasaros mėnuo, sėdime muzikos pamokoje, atliekame užduotis, mokomės ir staiga mokytoja praneša, kad šiame kabinete bus muzikos laboratorija, kad bus nupirkta daug sintezatorių, atvežti kompiuteriai, įdiegtos programos muzikai kurti. Tiesiog svajonė virtusi realybė. Aš buvau nepaprastai laimingas. Beje, muziką kuria net tie, kurie nemoka groti jokiais muzikos instrumentais ir anksčiau buvo visiškai nutolę nuo muzikos. Reikėtų pažymėti, kad muzikos pamokos yra privalomos tik iki 11 klasės, tačiau dabar, įsigijus naują įrangą, norinčių lankyti muzikos klasės skaičius žymiai išaugo. Įsigijus tokią aparatūrą ir atidarius šią klasę, ar jums kaip mokytojai tapo sunkiau dirbti? Как учителю мне стало интересно, Kaip mokytojai, man tapo įdomu, nors ir truputį sudėtingiau. Aš pati kartu su vaikais mokausi. Kai matau susidomėjusias vaikų akis, užsidegi ir pats. Norisi dar labiau įsitraukti ir mokyti. Šiais metais įsigijus šią aparatūrą ir įrengus muzikos laboratoriją, mano mokinių skaičius padidėjo. 12 klasėje buvo 12 mokinių, o dabar jų jau yra 22. 11 klasėje grupė išaugo iki 18 mokinių. Vaikai su malonumu ateina į pamokas, mokosi naudotis aparatūra. Jiems labai įdomu kurti ir įrašyti savo muziką. Tarp gimnazistų yra kelių muzikos grupių nariai. Jie patys įsigijo muzikos instrumentus, patys surado repeticijų patalpas, o dabar jauni muzikantai gali naudotis gimnazijos atgimimo aparatūra ir patalpomis. Я занимаюсь музыкой. Aš užsiemu muziką nuo 7 klasės. Labai smagu, kad atsirado daugiau galimybių. Dabar vaikai tikriausiai gali čia įrašyti savo muziką be didelių problemų. Džiaugiuosi, kad mokykloje daroma taip. Labai trūko to anksčiau, nes anksčiau vaikai tiesiog ateidavo ir kai ką klausydavo ar žiūrėdavo klasėje. O dabar jie gali ir groti instrumentais, kažką rašyti. Здесь мы можем прийти на уроках музыки той же самой. Čia mes galime ateiti ir muzikos pamokose ir dirbti su mūsų takeliais, mūsų dainomis, kažką papildyti, pritaikyti, sutvarkyti ir taip toliau. Grupė Just Checking pademonstravo mums savo kūrybą tiesiog pamokoje ir sulaukė šūksnių bravo.